Miško terapijos metu jūs praleisite maždaug 3 valandas gamtoje tokiu būdu, kokiu niekada joje nebūnate. Tai nebus panašu į žygį. Būsite vienas tyloje su savimi, nuraminsite savo proto balsą ir išgirsite, ką sako jums širdis. Tuo pačiu būsite ir suvienijančioje bendrystėje su kitais grupės nariais. Terapijos metu atsipalaiduosite, įsižeminsite, išmėginsite nesudėtingas praktikas, kurias jums pasiūlys miško terapijos vedlys. Miško terapijos metu terapeutas yra miškas, o gidas reikalingas tam, kad jis padėtų pastebėti tai, ką miškas nori žmogui pasakyti. Miško terapijos gidas padeda nusiraminti, sulėtėti, jisai nukreipia dėmesį į tuos dalykus, kuriuos kasdienybėje galime tiesiog praleisti. Šios praktikos bus orientuotos į stebėjimą, pajautimą, buvimą esamoje akimirkoje. Galėsite pasidalinti kilusiomis mintimis arba ne, nes miško terapijoje nėra nieko privaloma. Tiesiog galėsite būti savimi ir būsite priimtas. Miškas priima mus netobulus, be kaukių, tokius kokie esame. Jis neteisia ir neprimeta normų. Tas atpalaiduoja ir leidžia būti savimi, atneša suvokimą, kad tai daugiau nei žmogaus sukurtas pasaulis.